apsipratusi su tamsa ir paslaptimi žygeivius, į svečius į tokią vos pastebimą atšaką pasivadino nuo Antrojo pasaulinio karo šeškinėje užsilikę hitlerininkai su ilgom baltom barzdom. Karšinčiai noriai dalyjosi su jaunimu rasinės viršinybės teorija, įtraukiančiai paaiškino, kodėl jie nekaltinės, cituojant, tokie laikai buvo, smalsavo ar paviršiuje tikrai leidžiama Liupšicui vaikščioti šaligatviu. Įdomus, tikrai naudingas pokalbis su didžiojo tėvynės karo veteranais. Deja baigėsi. Ir Govėda patraukė tolyn į nežinomybę. Tarsi žadintuvas iš miego prikeliantis ir didžiausią miegalių, šūdą barzdžio vedlio rankose suspurdo virgulis, bei nurodė kloakinio turizmo mėgėjams naują azimutą. Ponyteilos savininkas aiškiai buvo sunerimęs, nes ton pusę net drąsiausias šūdbraidys baimindasis keliauti. Mat tai buvo kryptis link liūdnai pagarsėjusių Gelvūnų 16 aukščių, kuriame negeri dalykai dėdavėsi. Tačiau prisiminė duotą gelmių pirmeivių priesaiką, kuri byloja, kad kiek bedvoktų požemėje žygį vis vieną reikia tęsti, keliauninkai gyvai susiagitavo bei užanticipavo įdomų nuotykį ir paprašė prakaitų bei šūdai smirdančio audiofilo nemyščioti bei vesti virgulių parėdytą kryptimi. Spirdžius nepritarančiai